Labą rytą. Štai pasiėmėm galvos į sveikatą. Nežinau dabar kamera rašinėja, nerašinėja blembas garsą, bet vakar neįrašė garsu ir dabar ryte buvau, kai pasiminėjom priekabą, tai irgi garso neįrašė. Ir čia dabar kavos, kai ėmėm, garso neįrašė. Tai išėmiau iš to media moodo kamerą ir dabar bandžiau lygtais rašo, o kaip iš tikrųjų bus, nežinau, čia tikiuosi, blin, kamera neužlinks čia man vis garsais. Nežinau, čia kai kiti atsiliepimai, aš kai kamerą žiūrėjau, čia kokią geriau įsigyti, čia aš kai su mocu, kai čia važinėjau, norėjau čia su mocu pafilmuoti, tai tipo tą 10 GoPro jau biški tokie kasekai sutvarkyti jau nebelagina. Tipo nuo 10 geriau, bet vis tiek, kiek aš žiūrėjau atsiliepimus, tai daug kas veikia tą GoPro kamerą, tai nežinau, tipo DJI, tipo ar geresnė. Nežinau, man kažkaip buvo mieliau GoPro, bet pabandžiau dabar, ar čia tas media moodas man čia užlinko, ar kas čia, matysiu, stebėsiu, kas čia darosi su ta kamera. Tai va, tai čia pasiėmėm kavytės, rytinis ritualas, labą rytą, dar sykį. Niekada nėra per mažai sveikintis. Kuo geriau, kuo daugiau pozityvo gyvenime, kuo daugiau sveikinimusi, čia tik tai į gerą. Reikia kuo būti mažiau surūgusiems. Reikia džiaugtis gyvenimą. O jeigu nesiseka gyvenime, tai reikia kažką keisti, reikia kažką daryti. Nereikia laukti, kad kas pakeis tavo gyvenimą. Kiekvienas esam kalviai savo gyvenimą. Tai va, tai važiuojame iki tos dabar firmos šiam. Ir be 17 šiaip biškį ankstoka. Tai gal, blembas, reikia užsukti į savo čia, į mūsų firmą čia, pas šefą. Gal podelį gaučiau, jau turės gal tą Statoilo podelį. Šiaip reikėtų man langų skysčio pasimti, nes jau dabar jau baiginėjasi, langų skystis jau užsidegė. Kompiuteris rodo, kad trūksta. Tai reikia pasimti dar porą kanistriukų langų skysčio į mašiną, kad turėti. Turiu dar porą, bet reikia, kai pro firmą važiuoju, geriau pasimti ant įsivesti. Tai va, tai gerai važiuojam į priekį, matysim tada, kaip čia seksis su iškrovimu. Pats tas dabar prie Oslo važinėtis tokiu laiku ir tokiu metu. Autobusas tas praleidžia. Aš čia tikiuosi bus normalus įvažiavimas. Aš žiūrėjau ten Google Maps'e, kaip atrodo ta firma. Tai kažkaip tais neteikia pasitikėjimų vietovė. Man nepatinka, kad ta gatvė yra visą laiką į kalną. O čia dabar, kai tos sniego biški yra, ne bet kur gali ir apsisukti, ne bet kur gali sustoti. Įkalniai sustojęs gali nebepajudėti priekį. Nesvarbu, kad ir kiek turėtum ant ašies užsimetęs svorio. Keista, kad turėjo būti tas krovinys į oro uostą patį Gardemono, bet čia kažkokia firmelė apsiėmė išsikrauti tokį didelį vienetą tokį. Nu
žiūrim, va čia dabar tas kelias eina, šitas mūsų gatvė visą laiką į kalną. Ir čia nėra pats geriausias kelias dabar. Čia biškį yra slidoka. Da, užsimeskim ant ašies. Mūsų 19 numeris. 11 po dešinę yra, vadinasi bus po dešinę. Ir čia į kalniuką visą laiką kylam. Nebus, o čia priekį po dešinę. Jotmek. Čia pati įkalnė, o čia va po dešinę, kur tas džipas. O tai negali būti didesnė firma čia, o tada čia mes važiuojam į viršų kur nors apsisukti. Nežinau, kaip mes čia dabar. Nu, neįsivaizduoju. Nebus koks nors čia vat į dešinę keliukas, ten iš galo įvažiavimas, bet ten irgi į kalniuką. Blembas, važiuojame čia į šitą firmą, kur buvom prieš tai apsisukti. Nu, kažkaip tais man ten ta firma nekelia pasitikėjimo. Ten dar niekas nedirbo dar. Dabar yra be 28, tai vadinasi reikia palaukt biškį iki 8 ir tada nuvažiuot lygiai 8. Nesinori čia ant gatvės stovėti pas jų. Nu, čia bandom ant Kapeikos apsisukti. Sustoti kažkur tais pralaukt, man atrodo. Mes čia vat sustosim, pralauksim. Gerai. Čia reikia atsistumti iš karto, sustojus, pasiruošti įsibėgėti į kalnikę. Jo, čia kaip sakant, niuansai Norvegijos firmų tokių žiemos metu iššūkiai. Na nieko. Ne pirmą kartą svarbu apsidrausti, iš karto kvailai nesustoti. Visą laiką reikia sustoti taip, kad būtų vietos, kur į galą pavažiuoti, jei ką įsibėgėjimui ir į priekį, kad būtų vietos manevrams. Tai va tai. Čia stovim, tada laukiam 8 valandos. Jau valandą laiką laukiam, kol atvažiuos iškrovinėti tą. Čia kažkoks aparatas. Tai va tai. Ir kavos atsigėrėm, ir pašnekėjom. Čia karočią. Tai laukiam, kad atvažiuos su dideliu autopakrautuvu iškelti. Dar šiaip nežino, kaip čia mes jį iškelsim, nes čia tipo 4 tonos svoris, o čia tas padas siauras yra, o čia plačiai viskas įsikišė. Tai čia biškį užtruks, na nieko, kaip sakėm, valandinį gauni, tai gali biškį palaukti. Na va, 2 valandas 15 minučių trukau išsikrauti. Tai čia ilgai laukiu, kol atvažiuos tas autokrautuvas, kuris pakelia tą. Nes čia reikia papildomo svorio, kad jisai su ilgom šakėm paimtų. Nes čia biškį yra sunkus ir ilgas jisai. Tai be to
Čia pasirodo, nevežiau į Gardemoną, nes į Gardemoną tas yra per didelis, per aukštas 20 cm, jie turi sužeminti. Sakau, tai kaip jūs sužeminsit? Nu, karočią, sakau, reikia mums demontuoti biškį, nuardyti ir tipo dalimis vežti į tenais. Bet kas svarbiausia, išsikėlė iš priekabos, bet jiems į garažą netelpa iš pločio. Netelpa Gardemonė, netelpa čia į garaže, tai dabar jie tenais vargsta lauke. Gerai, kad oras toksai leidžiantis laukia krapštytis, nelyja, nesninga. Tai va, tai važiuojam dabar išsikrauti į Oslą paskutinę vietą ir toliau matysim. Tai gerai, tada važiuojam. Nu, kaip ir atvažiavom. Transport centralin, čia transporto įmonė perims man tą krovinį. Transport centralin, įdomu, kur čia iškraus, čia kaip servisas būtų jiems. Nu, bandom čia važiuoti. Rampos galbūt viduj, per vartus įvažiuoti. Jie, tos rampos kaip ir nenaudojamos. O gal laukai iškraus. Man atrodo, kraus laukia čia per šoną. Frygos standija, bet man transport centralin reikia. Jo, ten rampos ir, nu, gerai, einam žiūrėti, kur čia mane iškraus. Greitai mes ten išsimetėm tas paletes per galą. Ten ta rampa irgi tokia rusiška, ne rampa, prie sienos pristūmiai su kariuku važinėjęs kiaurai per tą betoninę sieną į priekabą, ten su priekabas aukščių biškai reguliuoja su oru, tą aukštį kam nebūtų nei per aukštį, nei per žemai, iš tokia rusiška sistema. Tai jau tai išsikrovėm ir važiuojam dabar pasikrauti per dvi vietas. Čia į Bringo sandėlius, į Šecmo. Kiek ten sakė, bus 9 paletės. 9 paletės jo Orkla į Olandiją ir paskui į Oslą Hofstadas. 8 paletės į Čekiją. Nu tai tam Hofstade esu noros būt, bet aš tenis pastoviai išsikraudavau, tenis vežamės pastoviai vilkikų, balnus tenis vežam. Tenis detalių, kaip būt paratuvė fūrų, sunkvežimio. Tai va. Tai ką, tai važiuojam mes čia dabar į tą Bringo sandėlius Šecmo. Ten žiūrėsim, paruošti, neparuošti, kur rampa, tai reikės. Mes išsikraudavom vienoj pusėj, dabar į kitą pusę reikia tą sandėlį pasikrauti. Tai va, varom krautis.
Nu, čia į angarą, į vidų įvažiuoju į priekių, atbulas įstumti reikia, detalių parduotuvė. Ja, kanskje. Nu va, pasikrovėm čia dabar, reikia išsiraityti iš to angaro čia. Šiaip, man čia būtų buvę geriau atbulus įstumti. Tas sako, bet ne per tą pusę kraunės, tipo, nu, europiniai, angliškai. Tai sakau, aš galiu, sakau, atdaryti, sakau, abudu šonus, man sakau, tai dzin. Hvem skal hos det? Jeg vet ikke hvor han er da, fyren. Ok. Han er borte. Blir det trangt å snu på plassen her, kanskje? Litt trangt? Ja. Ja. Ten gale dar fūra stovi, blembas. Jis tas sako, nežinau, sako, kuris išėjęs yra. Her går det. Han flytter seg. Det var pastrauga ta fūra. Ok, grand final. Nu ką, reikia skambinti Bringui klausti, kas toliau.
Nu, sako, važiuok link Dramino. Atsiūs pranešimą, ką toliau daryti. Nu, važiuojam. Sako, kiek vietas? Sako, 5,3 metrų panašiai užėmė. Nu tai gerai tada. Kažkas sako, Orosas gal bus 11 palečių. Tik tas 11 palečių, ar euro paletės, ar industrija, čia irgi didelis klausimas. Jeigu industrija 11, tai šiaip irgi telpa, nes industrija telpa 24 paletės. O 24 paletės, tai per pusę 12, pusę priekabos, o pas manęs yra daugiau nei pusę priekabos laisvos. Tai va, tai važiuojam tada į tą link Draminą ir ko gero Lierę sustosim tenis Šelfede Statoilas pasiimti kavotis, kaip visą laiką. Tai va, lekiam į priekį. Nu ką, draugai, jo, šiandien dienelė tokia labai laitova, easy day. Dabar va, ten kai pasikrovėm tos dvi vietas, atvažiavom čia į stokę, iškrovėm į terminalą ir viskas. Ir palikom priekabą ir davė priekabą mums krautą jau rytoj ryte įsikrauti Vestbis. Tai va, tai ką, jau važiuojam į Draminą, paliksim priekabą Bringę ir važiuosim namo. Tai šiandien bus biški anksčiau. Nu, ne anksčiau, tas pats išeis kaip visą laiką, tai 7 valandą, 6, 7, 8 baigi darbą. Tai biški apmažėjo darbo. Čia biški keista netgi vadybininkas tas įpratęs buvo, kad nu, Raimundai, aš tau turiu priekabą čia iš Larviko, Colorlaino, tai sakau, šį vakarą. Oi, blemba, saka, ne, saka, čia stokį jau to priekabą stovi pakrauta, nėra, saka, net tokį priekabą, saka, viskas tvarkoj. Nu, tai labai gerai, sakau, pasimta priekabą, važiuok jau į link namo varykis ir sako, rytoj. Rytoj tikisi, rytoj 10 valandą iškrovimas. Užsakytas su Vestby. Bet aš važiuosiu panašiai ant 9, ant pusės 10, biškai anksčiau. Per daug ir nesivėlinsiu, nes tie jų iškrovimai tenis ant 10, bet gali būti, kad tenis ne ant 10, 9 gali įsikrauti. O gal. Nors šiaip, pavyzdžiui, Vestby Freja firma, kai važiuoji, tai jeigu 10 iškrovimas, tai ir 10 iškrovinėja. Jau griežtokai būna. Tai va, tai ką, važiuojam dabar į Draminą, pasilikt priekabą ir link namų. Tai va, tai varom į priekį. Nu ką, draugai, tai kaip ir šiandien darbus jau baigiam, viskas jau. Čia nepersidirbom, labai lengva diena, čia atvažiavom į Draminą palikti priekabą, palikom priekabą dabar, skambinam ir važiuojam namo. Darbai baigti. Rytoj pradėsim biškį vėliau. Kaip ir sakiau, 10 valandą iškrovimas, tipo užsakytas, bet mes varysim gal biškį anksčiau. Tai va, tai ką, viskas, kaip sakant, ore, viskas gerai. Mašina purvina, kai velnias. Nežinau, čia kaip su tokiais orais čia nusiplauni jau rytojaus jau purvina. Tai čia nežinau, kaip čia bus kaip rytoj. Tai va, tai ką galiu pasakyti, tai dėkui, kad žiūrėjot, malonu, palaikinkit, pasubscribinkit, prenumeruokit. Tai va, tai ką, šiandien tas video, tas vakarykštis video vėlokai biškį išėjo, problemas biškį su internetu buvo, tai gal ten biškį gavosi ilgokas tas video, daugiau ten reikėjo galingumo interneto, kad įsikeltų, bet šį sykį tai čia trumpesnį žymiai. Tai va, tai ką, gero vakaro, dar sykį paskau, dėkui, kad žiūrėjot, malonu, kad tinkam, malonu, kad laikinat, tai va, tai iki rytojaus, davai.